Atsiskaitimo formų kūrimas. Tarkim, nuo kovo 10, tą savaitę padarykim kažkokį vieną atsiskaitimą. Jeigu nėra jokių mygtukų, tai reiškia, yra išjungtas koregavimas, mes turim spausti įjungti koregavimą, kuris visada bus viršuje. Va, atsiranda vėl tie mūsų mygtukai, kurių mes nematėm. Nu, ir pradedam. Pirmiausia, galim ką? Pakeisti pavadinimą, tarkim. Tinklo projekto pateikimas. Pateikite pasirinktos temos tinklo projektą. Išsaugoti pakeitimus. Taip, dabar pridėkim veiksmą ar resursą. Spaudžiam pridėti veiksmą ar resursą. Ir populiariausia, čia yra keletas variantų, ką galima, reiškia, duoti kaip užduotis, bet populiariausi dalykai tai būtent yra, sakykime, duoti užduotį. Pasirinkus užduotį, reiškia, studentom, tiem vartotojams bus galimybė įkelti savo parengtus dokumentus kažkokiu tai formatu. Tai dabar ties to ir apsistokim. Užduotis. Nes mes to ir norim, kai parengtų tinklo projektą, šiuo atveju ir įkeltų. Užduoties pavadinimas. Tinklo projektas. Pareikite tinklo projektą pagal pasirinktą temą. Va, dabar situacija. Yra nustatymai, nuo kada leisti studentam įkelti failus. Tai gali būti šiuo atveju dabar nuo sausio 30 ir paskutinė diena bus vasario 6. Nu, aišku, mes nusprendėm, kad tai bus tą savaitę nuo kovo 10. Tai ir parenkam, kad nuo kovo 11, tarkim, jau pirmadienis. Va, galima dar laiką nustatyti, sakykime, ir paskutinė diena galėtų būti, va, 17. Na, irgi, tarkim, 11 valanda. Nu, sakykime, jeigu data pristatymų, tai čia kaip demonstravimų irgi galima nurinkti laiką, arba jeigu kažkurio tai laiko nereikia, tarkim, be galiojimo iki pat, be jokio apribojimo galutinis pristatymų terminas, mes galime įgalinti mygtuką, atžymėti ties įgalinti ir ta prasme, būtent ta opcija nebebus įgalinta. Va. Taip, dabar ties įvertinimu. Tai mes čia turim parinką, maksimalus įvertinimas mūsų yra 5. Ir nurodom, kur yra kategorija, kad tai yra egzamino testas ar projektas. Kokiai vertinimo kategorijai, kaupiamo balo kategorijai priklauso šita užduotis. Va, ir spaudžiam išsaugoti, grįžti į paskaitas. Taip, mes dabar turim tinklo projekto užduotėlę ir ją galės tuo metu studentai ir įgyvendinti.